Dabar važiuojam į mūsų nupirktą miško valdą 10 hektarų prie Gruzdžių. Ten kertam 3,3 hektaro plyno kirtimo. Sandėliuojam medieną prie pagrindinio kelio. Pasistatėm greičio ribojimus. Kelio remonto ženklas būtinas, jeigu nori sandėliuoti medieną prie pagrindinio kelio ir greičio ribojimus. Puslapis Via Lietuva, tenais prisijungus ar kaip įmonė, ar kaip fizinis asmuo. Užsipildai prašymus, nurodai kelio ruožą, darbų atlikimo terminus. Tas leidimas sandėliuoti kainavo kažkas apie 150 eurų. Pavyzdžiui, kai prasideda tie lietingi periodai arba pavasaris arba ruduo ir sustatomi prie visų pagrindinių tų žvyrkelių 8 tonų ženklai. O 8 tonų ženklas galioja visom mašinom, sunkiasvoriam, išskyrus aptarnaujančiam transportui, tai šiukšliavežiai visokie. Bet tas ženklas negalioja 8 tonų ūkininkam, kurių traktoriai veža tikrai ganėtinai didelius svorius ir jiem tas ženklas jis tiesiog negalioja ir jie tą kelią irgi gadina taip pat kaip ir mes. Turėtų tas kelio ribojimas galioti visiems ir tiek ūkininkam, bet jie yra, čia dabar jaučiu visi mane užgriaušėte, ne? Užgriaušėte, ne? Komentaras. Turėtų jis galioti visiems tolygiai, jeigu yra pavasaris, kada eina įšalas iš žemės, nevažiuojam ir negadinam to kelio visi. Tiesiog savaitę, tas 2 savaitės realiai mes turim patostogauti arba važiuoti tik tais prie tų kelių, kurie susiderinę esam, kad jo nesugadinsim. O jeigu ir sugadinsim, tada turėsim jį atstatyti.